kad tie filmai nekalti, tai jūs pažiūrėkit iš šono į save, nusifilmuokit, pažiūrėkit kitus žmonės, kaip jie šokinėja ir nervuojasi ir kaip jų emocijos keičiasi žiūrint filmą, kaip jie tampa liūdnais, piktais, nelaimingais filmo žiūrėjimo metu ir galvoja, kad čia nekaltas dalykas. Taigi jisai sukelia hormonės reakcijas labai rimtas organizme. NASA darė tyrimus su sportininkais, kad jeigu jiem uždėdavo virtualius šalmus ir jiems sudarydavo iliuziją, kad jie dalyvauja olimpinėse rungtynėse, tai žmogaus nervų sistema įsitempia tiksliai taip, kaip būtų olimpinės rungtynės. Ta prasme, stresas 100%. Vien nuo vaizdo, jie jokiose rungtynėse nedalyvauja. O smegenys tą reginį priima kaip tiesą. O yra realiai iliuzija. Tai tu prasme, kad nervų sistemai tos trigerius, kuriuos mes savo duodam ir maitinam tais trigeriais, reaguoja žiauriai, absoliučiai. Išskiria hormonus, chemiją, įvaro į kraują ir mes galvom, kad čia nieko tokio. Kad va čia galima grūdinti save, žiūrėti blogį, siaubekus, ten klausyti kažkokių apkalbų, kad ten paskambino kažkoks tai namiškis ir staiga sako kažką, kas kelia man žiaurų stresą vairuojant mašiną, taigi nelaimė įvyks. Nereikia čia to telefono dabar liest, nereikia dabar atsiliepti. Bet taip mes tų beisikų nepaisom ir tos sveikatos nesaugom labai dėmesingai.